Matematika 6 klasė. Pamoka trumpai, paprastai, aiškiai. Lygčių su dalyba nežinomųjų radimas. Kaip rasti lygties su dalyba nežinomus komponentus? Dalybos veiksmo komponentų pavadinimai. Skaičius, kurį daliname, vadinasi dalinys. Skaičius, iš kurio daliname, vadinasi daliklis. Skaičius, kurį gauname padalinus, vadinasi dalmuo. Duotoje lygtyje reikia rasti nežinomą dalinį. Norint rasti nežinomą dalinį, reikia daliklį padauginti iš dalmens. Gauname x lygų 49,2. Patikriname. Duotoje lygtyje vietoje x įrašome gautąjį sprendinį. Apskaičiavus gauname, jog lygybė su šiuo sprendiniu yra teisinga. Duotoje lygtyje reikia rasti nežinomą daliklį. Norint rasti nežinomą daliklį, reikia dalinį padalinti iš dalmens. Gauname x lygų 8,2. Patikriname. Duotoje lygtyje vietoje x įrašome gautąjį sprendinį. Apskaičiavus gauname, jog lygybė su šiuo sprendiniu yra teisinga. Ko mokys? Rasti lygčių su dalyba nežinomuosius. Žvilgtelk dar atgal, perskaityk ne vieną kartą, įsimink. Kaip rasti lygčių su dalyba nežinomuosius? Atsakyk į pateiktus klausimus. Kas yra lygtis? Kaip vadinasi dalybos veiksmo komponentai? Kaip rasti nežinomą dalinį? Kaip rasti nežinomą daliklį? Jei atsakei į šiuos klausimus, tau puikiai pavyks atlikti užduotis. Atlik užduotis. Išspręsk lygtis. Pasitikrink. Pirmosios lygties sprendinys x lygų 436,8. Antrosios lygties sprendinys x lygų 2. Jei tavo atsakymai tokie, puiku, šauniai padirbėjai.